Taip, sveiki visi, malonu, kad susirinkote šį šeštadienio rytą, gal rytmetį, dieną, pietus, praleisti kartu, pasigilinti žinias, paklausyti šalia manęs sėdinčių profesionalų apie savo gyvenimo patirtį sportinė prasme. Tai šios dienos forumo tema bus, kaip treniruoti atsiliekančius raumenų grupės. Tai yra tikrai labai aktualiai, kiekvienas esame su tuo susidūręs, kiekvienas žmogaus organizmas tikrai turi dominuojančias raumenų grupės ir atsiliekančias. Tai šiandien visus sėdinčius šalia manęs trenerius, sportininkus, čempionus paklausinėsime iš savo patirties, kažkokių pastebėjimų, komentarų, su kuriais galės pasidalinti su jumis apie taip, kaip tas atsiliekančios raumenų grupės suvienodinti prie tų, kurios nėra atsiliekusios. Tai noriu pristatyti mūsų pašnekovą Karolį Linkevičių, Dovilę Paulovičiūtę, Andrių Talačką, Vilių Petriką ir gyvą legendą Rinaldą Česnaitį. Tai va, galim paploti visiems. Pirmas klausimas būtų čempionui, tai Karoliui. Tai čia tas pats klausimas, kaip ir mūsų forumo klausimas. Ar turite savo kūne atsiliekančių raumenų grupių? Taip, tai aš įvardinčiau, kad pas mane daugiausia atsilieka iš esmės viršutinė kūno dalis, tai krūtinė ir nugara. Rankos neblogai, o kojos dominuoja. Taip, tai kaip sprendžiate, tarkim, pavyzdžiui, šitą problemą? Kokias treniruočių metodikas taikot? Gal kažką turit atradę, kažkokią spec taisyklę, kuri jums būtent tinka, kažkokie supersetai, didelis svoris, nuvarginimas ir toliau galit pasidalinti su mumis? Taip, tai iš esmės rečiau darau kojas, kas man daugiausiai ir progresuoja, nes kai pasidarau, tarkim, stiprią kojų treniruotę, kita treniruotė, jeigu viršaus būna, tai jinai būna ne visiškai beprasmė, bet nebūna daug naudos, nes visą maistą, visas medžiagas pasiema kojos. Tai gaunasi automatiškai silpniau kojas darau ir prioritizuoju daugiau viršaus treniruotės. Ir dažniausiai, jeigu, tarkim, kažką norit prioritizuoti, stengtis pagerinti, kažką reikės aukoti. Tai gaunas kojos būna arba to lygiai išsilaiko, gali net ir paprastėti. Tai dar, manyčiau, svarbus dalykas būtų po laisvos dienos gerai atsistačius daryti tą jau silpniausią savo raumenų grupę. Tai kaip prioritetą iš tų dviejų silpnesnių raumenų grupių, tai yra, kaip įvardinai, krūtinės ir nugaros, kuri būtų labiausiai? Nugara. Ką taikai? Pratimų kiekius, užlaikymus, supersetus, didelius svorius, nuvarginimą ar kažką specifinio? Čia labai individualu, bet aš asmeniškai esu atsitaikęs jau tokį pratimų kiekį, serijų darbinių kiekį, kad galėčiau atsistatyti pilnai iki kitos treniruotės. Ir manau, čia esminis dalykas, kad būtų užtektinai krūvio ir ne per daug krūvio. Tai šiuo atveju nugaros treniruotė sudaro kiek pratimų? 5-6. O kojos? O kojos 4. Šiaip esi labai laimingas atletas dėl to, kad daug kas nemėgsta daryti kojų. Aš jau atidariau anksčiau jas. Turbūt buvo mėgstamiausia raumenų grupė? Šiaip prieš treniruotę nemėgstamiausia, o po treniruotės mėgstamiausia. Turbūt dėl to ir esi čempionas, nes daug kas gaunasi klausyti, kad mėgsta kojas daryti. Buvo laikotarpis, kai kojų nedariau kokį mėnesį su pusę iš vis. Klausimas Rinaldui. Kūno kompozicija, visas vaizdas sudaro bendrą visumą ir atsiliekančios raumenų grupės dažniausiai iš karto atkrenta į akį. Tai jūs kaip profesionalas iš didžiulės darbo patirties, kalbant apie varžybinius atletus, kurie eina ant scenos, ar pozavimu galima šiek tiek paslėpti atsiliekančius raumenų grupės? Ar taip daro sportininkai, ar taikot jūs savo praktikoje, kad va, tas kur biškiuką atsilieka, kažkaip išpozuojat, kažką gal galite plačiau pakomentuoti? Ne, kas liečia kultūrizmas ar fitnesas ar bikinis, kas norit ar modeliai, pirma poza yra iš priekio. Iš priekio nelabai ką paslėpsi, tuo labiau kaip anksčiau buvo galima pasukti liemenį, dabar to negalima, neleidžia daryti. Taip kad manau, kad jeigu atsiliekančias grupės reikia jas šalyti salėje,
bet ne ant scenos. Ant scenos kažkiek galima, bet čia tos labai naudos daug neduos, nes vis tiek teisėjai yra profesionalai. Aš galiu pasakyti, išeina 30, aš kaip užsienį teisėjų, išeina 30 sportininkų ar sportininkų. Jau jie tik eidami ant scenos, aš galiu pasakyti, jau sudėsto praškai pirmą 10-tuką. Paskui tik tai jau formalumas liečia, kas profesionalai tą viską pamatys, čia ne vien tik gali kaimo varžybose paslėpti. O kas liečia, kad tas dalykus pašalyt, tai manau, kad pirmas dalykas, kiekvienas žmogus, kaip jūs sakėte, kaip Karolis sako, žinai, trūksta to, tai galiu tik pasakyti taip, jeigu jūs treniruosit, pavyzdžiui, sportininkas yra 70 kg. Ir jis, pavyzdžiui, jeigu kas jam nepatars, jis treniruos kaip treniravosi, taip toliau, jis eria 100 kg, aš čia progresuoju, ant scenos plauks pats bus. Ar jis 70 ar 100 jis nepasikeis. Bet jeigu jūs, pavyzdžiui, aš iš vis sportininkams sakau, jeigu norit lipti ant scenos ir matot, kažko jums trūksta, būtent pusei metų ar metus dirbkit tik tai tom grupiai. Visas kitas grupės, kas pas jūs progresuoja, jūs pasieksit per mėnesį. Bet jeigu jūs ant tų grupių, kur jums trūksta, dadėsit nors po porą centimetrų, nors po centimetrą, jūs iš karto eisit į viršų. Nes ir tada tais grupės reikia būtent treniruoti. Patarčiau, kad jeigu pa žmogų tas neduota, jūs praktiškai jas turi daryti kiekvieną dieną. Bet nedidelým apimtim, o kad, kaip Karolis sakė, daro 5-6 pratimus, aš daryčiau kitokį principą, aš daryčiau kiekvieną dieną yra nugaros mažiausiai 2, 3, 6, 8 pratimai. Vieną dieną daryčiau viršutinę, pavyzdžiui, pločiui nugaros ir trapecinį raumenį. Vieni pratimai 2 būtų ir aš daryčiau, kad ir 10 ratų kolė nuo A iki Z aš jį padaryčiau. Nes jeigu, pavyzdžiui, yra ko sportininkai daugiau daro pratimų, kaip 6, pavyzdžiui, pratimai, nu tai gerai, pirmą 2-3 pratimus tu padarysi kaip reikia, o paskui jau tik formalumas. Tu tik darai, kad tik padarai, kad tą treniruotę užskaityta ir viskas. Tai reiškia, tai reikia tada padaryti, kad vieną treniruotę 2 pratimai pilnai, kad ir 10 ratų ten įvairių piramidę į viršų, piramidę žemyn, kitą treniruotę už poros, pavyzdžiui, dieną duočiau poilsio, ant kitos dienos vėl darau nugarą, pavyzdžiui, kaip kiti 2 pratimai, ant kitos dienos vėl 2 pratimai, tada duodu 3 dienų poilsį ir vėl viską kartoju. O į tarpą, į tuos poilsius įdėčiau kitas grupės, kurios pas mane vyrauja, žinai, kurių man dabar šiai dienai nereikia. Ir visą schemą daryčiau tik ant šitų treniruojų. Tai praškai, aš galiu pasakyti, per pusę metų progresas pas kiekvieną yra. Čia jūsų tokia būtų kaip ir auksinė taisyklė, tas praktinis. Taip, jeigu žmogus yra fizkultūra, tai gali treniruotis bele ką. Jeigu nori varžybom, tik tais grupės, kurios pas tave atsilieka. Tu visą laiką tada eisi į viršų. Jeigu treniruosi viską, be reikalų laiką gaiši salėje. Taip, Andriau, jūsų atsiliekančios raumenų grupės ir kaip vengit tos problemos? Atsiliekanti krūtinė irgi, kaip ir pas Karolį, viršaus, ypatingai viršaus trūkumas buvo. Ir dabar, aišku, norisi dar daugiau pataisyti tą krūtinę, kojų dvigalvio, bet čia daugiau gal toksai, kaip mes su treneriu nusprendėm, ten yra tos mėsos vadinamos, raumens yra, tik reikia išdirbti, tai vis tiek reikia jam atidėti tai raumenų grupiai daugiau laiko skirti. Kaip? Garsiau. Kiek garsiau sakė? Garsiau, jo. Tai, kaip ir sakiau, krūtinė truputėlį atsilieka viršus ir dvigalvis kojų, ir šoninė, tai pasme galas. Tai šitom raumenų grupėm mes su treneriu nusprendėm, kad reikia irgi skirti laiko, bet dažniausiai visą tą darom pradžioj, bet kurios treniruotės. Tai reiškia, jeigu aš darau, nesvarbu, jeigu darau kojas, tai aš daugiau skiriu galvai. Keturgalviai labai mažai, nes keturgalvis pas mane progresuojanti raumenų grupė. Pagrindė dirbam 2 kartus į savaitę dvigalviai. Dabar truputėlį pakoregavom net iki 3, o mažom, tuo prasme, mažiau pratimų, bet daugiau kartų į savaitę.
O tas atsiliekančias, va, tarkim, kaip aš tai sakau, krūtinę, tai praktiškai netgi prieš kiekvieną raumenų grupę darant, pačioj pradžioj sujudini tą raumenų grupę atsiliekančią. Kol tu ateini, ta prasme, visas žvalus, energingas, iškart sujudini ir tada jau darai kitą, tos dienos. Tai kaip pavyzdys, tarkim, šiandien pas mane laukia nugaros plačiųjų pločio treniruotė. Tai aš atėjęs į salę, pasidarau vieną pratimą krūtiniai. Taip, ne vieną, netgi 2-3, bet ta prasme padarai, kad pajaustum Ja. ir tada jau eini daryti tą Kaip raumenų. sakoma, išnaudoji tos dienos potencialą maksimumą, kai esi nepavargęs, pilnas maisto medžiagų, elektrolitų ir taip toliau. Kaip tada atrodo, tarkim, kaip pavyzdys krūtinės treniruotė? Ar daromi sistematiškai tie patys pratimai kas kart? Tarkim, spaudimai kampu arba horizontalus, ar darot kažkokį mišrią įvairovę, kad kuo labiau apkrauti fascijas, skaidulas? Įvairovė būna, ta prasme, kai taliuojam tos pratimus. Ir aišku, kas antrą, kas trečią kartą treniruotė, tarkim, gal kažkas būna ir to pačio, bet stengiasi įtraukti ir kitas raumenų grupės, bet daugiau akcentuoja viršų, tarkim, tą atsiliekančią raumenų grupę. Daugiau viršutinę, jeigu apie krūtinę kalbant, tai viršutinę krūtinę dalį. O pats asmeniškai esi mėgėjas į racionalaus įvairovės sporto pratimų kaitos, ar mėgsti atidirbinėti tos jau klasikinius pratimus, kurie veiksmingiausiai, tau geriausiai veikia? Man patinka galbūt įvairovė. Įvairovė. Jo. Bet yra, aš, pavyzdžiui, kada sportuoju vienas, aš galbūt įvairovė, kada aš nuvažiuoju pas trenerį, jisai vėl turi savo taktiką pratimų, tai ten tada pagal trenerį, vėl paskui pagal mane ir taip kažkaip, taip, panašiai vis tiek kažkiek keičiasi viskas. Beje, kas nežino, Andriaus treneris yra gerbiamas Rinaldas, jie komanda tikrai siekia didelių aukštumų. Andrius geros rankos ir manau, kad mes matysim labai daug prizų iš jūsų. Taip, Dovilė, iš jūsų gyvenimo patirties, dabar iš moteriškos amplua, visada kažkada būna pradžia. Ar atsimenat tą laikotarpį, kai buvo tiesiog klubo klientė ir sportavo dėl savęs? Ar jūs iš karto atėjote į salę su ta mintim, kad aš jau kažko sieksiu, tai yra podiumo, scenos ir taip toliau. Ir kaip keitėsi, tarkim, jūsų tas treniravimas? Ar seniau treniruodavot taip, kaip dažna panelė moteris daro, tik tai patinė kūno dalį labiau ir viršaus iškinius treniruodavot? Ar jau turėjot kažkas, kas jūs pamokė, kažkoks treneris ir panašiai, kad jūs treniravot viską, tai gal pasidalinti patirtimi savo praeities? Kokios darytos klaidos, pavyzdžiui, buvo? Taip, tai tikrai atsimenu tą pačią pradžią, kai atėjau. Ir atėjau iš tikrųjų į sporto salę nesiekti kažkokių rezultatų, man tai buvo labiau kaip terapija, kaip meditacija, gal sakysiu, tas sportas buvo nuo darbų pabėgti. Ir tada sulaukiau tokių pasivėjimų, kad turiu gerus duomenis, kad galėčiau ruoštis, bet tuo metu labai intensyviai dirbau ir tikrai net neturėjau iš tikrųjų minčių apie jokias varžybas. Bet laikui bėgant vis dažniau tai išgirsdavau ir atrodo pačiai gimė ta mintis, kad galbūt vertėtų pabandyti. Ir atsimenu iš tikrųjų labai gerai tą pačią pradžią. Ir kokia turbūt mano buvo pagrindinė, gal taip pasakysiu, aš neturėjau to vedlio, kuris man sakė, dabar daryk taip, ir aš visą laiką buvau ta, kuri pati gilinausi, kaip visą laiką galbūt mano esmė vis laiką būdavo sporto, kad aš nežinau, nei technikų, tiesiog visą laiką sportuodavau taip, kad gerai jausčiau raumenį, kad išjaučiau jį, kad visą laiką galbūt kaip tas vadinamas uždeginimas raumens, kad visą laiką pajausau, visą laiką bandydavau išjausti, kad iš raumens viską daryčiau. Ir kai pradėjau matyti taip po truputį, kad ir raumenynas ir didėja, aišku, pas mane šiaip dominuojanti yra, sakyčiau, pečių šiaip. Juosta visa. Taip, pečių juosta. Tai man iš tikrųjų labiausiai ir patikdavo pečius daryti, labiausiai viršaus, man treniruoti viršaus šiaip labiau patiko, priešingai turbūt negu didžioji dalis moterų mėgsta daryti tai sėdmenis. Tai pas mane visą laiką būdavo, kad pečiai ir nugaros treniruotė mylimiausia, o viduje visą laiką taip eidavau su baime į kojų ir sėdmenų treniruotę, nes žinodavau, kad bus labai sunku. Ir iš tikrųjų, kas pas mane yra turbūt atsiliekanti raumenų grupė, tai yra keturgalviai, nes šiaip niekada kojų nemėgau iš tikrųjų daryti. Tai pas man šitai buvo. Turime du pašnekovus, kurie yra unikalūs.
Tai Dovilė nemėgo daryti apatinės kūno dalies, mėgo daryti viršų, o Karolis kaip vyras mėgo daryti kojas, nedarė viršaus. Čia labai retas atvejis. Po forumo nusifotografuokit su šiais eksponatais. Taip, kas dažnai matoma moterų treniravimosi klaidų sporto klubuose, tai tas, kaip ir Rinaldas sako, dėmesys tom raumenų grupėm, kurios liaudiškai sakoma geriausiai eina. Tai moteris dažniausiai būna apsėstos sėdmenų manija. Ir kas atsitinka hiperlordozės, stuburo išlinkimai, problemos, skausmai dėl per didelių gluteus maximumo raumenų. Tai ar, tarkim, tu dirbi su kažkokiais klientais? Taip. Ar pavyksta psichologiškai, švietėjiškai perkalbėti klientes, kad jos atsikratytų tos manijos, tų kojų sėdmenų darymo, dėl to, kad tai nėra ne tik tai, kad estetiškai kitą kartą neskoningai, bet taipogi žalingai? Taip, tai iš tikrųjų, tai pasakysiu, mano klientės irgi ateina su tokia mintim, kad bet visą laiką teigia, kad viršus silpnas yra ir kad stiprius yra kojos. Ir manau, kad yra labai svarbu švietėjiškai apšviesti savo klientus, kad išugdyti. Kad labai svarbus yra balansas, kad neturi būti disbalansų raumenų, nes tai yra žalinga. Ir iš tikrųjų nėra pas mane tokių, kurios būtų maniakiškai, kad pačioje pradžioje būna, kad sako, man reikia tik tai sėdmenų arba ten plono labai liemens ir to užtenka. Tačiau kai paaiškinu, kad plonas liemuo tai yra proporcija, kai yra ir plati nugarytė, ir yra sėdmenys ir kojos, tai ta proporcija susikuria ne iš to, kad mes ploną liemenį tiesiog išlaikome, ten tarkim nedarom pilvo preso pratimų tam, kad išliktų jisai toks, koks yra. Tai čia irgi yra žalingas, klaidingas mąstymas. Tai tiesiog iškomunikavus mes prieiname vieningo rezultato, kad mes norime tos gražios proporcijas ir siekime tikslingai, su jėgos treniruotė mes galime susikurti kūną tokį, kokio norime. Galim nulipdyti, taip liaudiškai turbūt sakant. Tai priėjus tokį sprendimą, tokiu keliu tuomet ir einame. Ačiū tau už pastebėjimą. Taip, Viliau, jūsų atsiliekančios raumenų grupės pasidalinkite su mumis. Tai dabar pas mane pagrindinė atsiliekanti turbūt ir daugelį tai yra blauzdos, nes labai sunku iš tikrųjų tai treniruoti. Tai vėlgi, kaip ir minėjo ir Karolis, tiek ir Rinaldas, vis tiek, kad tą grupę reikia daryti dažnai, stipriai. Tai aš ją darau vėlgi beveik kiekvieną dieną, prieš visą treniruotę pasidarau ir tada kita likusi dalis lieka kitom raumenų grupėm. Jūs esate profesionalus varžybinis atletas. Kokiai kategorijai atstovaujate? Tai dabar aš dalyvavau paskutinį kartą varžybose, kurioje ir laimėjau tą pro kortą, tai klasikinė figūra. Ir blauzdos progresuoja? Darant šitą taikant metodą, vėlgi taikant ne tik tai vien tą prioriteto principą, bet vėlgi ir ten, sakykime, vėlgi dropsetai daugeliu žinomi, turbūt irgi ten supersetai vėlgi taikoma irgi ir aišku, darant kurį laiką, matosi, kad tikrai yra progresas, aišku. Tokia klasikinė senų laikų ir šios dienos išlikusi proporcijos matavimo metodika, tai yra kaklas, dvigalvis bicepso raumuo ir blauzda ir būdo stebimo žiūrimo proporcija, kad žmogus atrodytų proporcingai, jeigu kaklas yra stambesnis negu rankos ir panašiai. Ar taiko tokią metodiką, žiūrit, matuojatės kažkaip, stebit kažkokį progresą specifiškai kažkaip? Ne, gal šito tikrai nedarau, bet tiesiog bendrą vaizdą vėlgi ir pas trenerį Rinaldą nuvažiuoju apsilankyti, kad tiksliai pažiūrėtų iš šonų, nes pačiam sunku kartais viską pamatyti, tai to žmogaus reikia iš šonų. Tai vėlgi, kiek treniruojamės į savaitę 5 kartus? Slenkančių grafikų vėlgi, 2 sporto, 1 laisvą vėlgi. Tai kiekvieną dieną mes prieš treniruotę darom blauzdas? Tai vėlgi apšilimas eina, po to pasidarom blauzdas, 1-2 pratimus. Kiek maždaug laiko skiriama? 10-15 minučių? Pačiom blauzdom, tai vėlgi darau tarp 3 ir 10 serijų raumenų grupiai, vėlgi pagal mokslinius tyrimus. Tai buvo, kad 10 serijų yra turbūt jau tikrai per treniruotę užtenka, bet tada reikės nutaškyti tikrai stipriai. Tarpsime padaryti tikrai sunkiai,
Ar darote, tarkim, treniruotės metu mišrią metodiką, ar keičiasi kiekvieną dieną kokius skirtingus pratimus? Na, vėlgi išsidėstymas lieka tas pats, ten, pavyzdžiui, krūtinė, pečių priekis, bicepsas, tiksliau tricepsas, vadinama pulldiena, kas dabar daugelis irgi naudoja šitą. Labai populiaru, populiaru. Tai ir dažniausiai vis tiek pratimai yra tie, kurie veikia, kurie jaučiasi, bazė lieka ir aišku būna kažkokie aksesuariniai, dažniausiai trosai, vėlgi daugiausiai trosai, norint papildomai dar akcentuoti, sakykime. Tai reiškia, trosai indikuoja tą tokią gilį, separaciją, išdirbumą. Jo. Supratau. Taip, tai mes ateiname į treniruotę, pasidarom, tarkim, 2-3 pratimus blauzdoms. Sakykime, kaip pavyzdys. Kaip pavyzdys. Jo, bet tie 2-3 pratimai būna jau iki visiško failo. Nu, realiai jau būna, kad tenka, jau nebepavyksta padaryti to pakartojimo. Turime sportuojančią auditoriją, tai įpusėjom formą, gal iš klausytojų turi kažkokių klausimų mūsų forumo dalyviams, kažką paklausti, kažką galbūt problematiškai, kažkas gal turit kažkokių problemų savyje, tai gal kažkas pasidalinti, gal turit kažkokių klausimų, nenorit niekas paklausti nieko. Ne, gerai, tęsim toliau. Karoli, minėjai apie apatinės kūno dalies progresą didesnį negu viršutinės, tai pratęskime Viliaus temą blauzdos. Kaip tavo treniruotė atrodo blauzdų? Ar, man atrodo, gal tu išvis net jų nelieti? Liečiu stipriai. Stipriai? Taip. Okay. Aš gaunu blauzdas, kadangi irgi atsilieka, bet yra mažas, sąlyginai mažas raumuo, todėl galime nuprogresuoti ir nugarą, ir blauzdas. Tai aš asmeniškai blauzdas darau 3 kartus į savaitę, gaunas kartais ir 4. Darau prie kiekvienos kojų treniruotės pačioj pradžiai, kadangi jau, kaip ir minėjo kolegos, ką prioritizuosi, tas ir pagrinde augs, nes pačioj pradžiai treniruotės turim daugiausia energijos, esam išsiilsėję, smegenys irgi nepavargusios, tai galim pilnai padaryti tą, ką norim padaryti pačioj pradžiai. Tai aš irgi akcentuojuosi į blauzdas, pasidarau dažniausiai 2 pratimus po 3 serijas, 4, dažniau 3. Ir taip atrodo tau tada to blauzdų treniruotė. Taip, tvarkoje. Dovilė, kaip ir minėjai, apatinio kūno dalis keturgalviai, šiek tiek atsilieka, tai tu turbūt taipogi taikai tą pačią metodiką, kad dažniau jos treniruoji, ar tiesiog atskirą dieną turi stiprią? Taip, turiu atskirą stiprią dieną ir taip pat turiu ir sėdmenų ir atskirai kojų treniruotę, tai prie sėdmenų treniruotės taip pat jungiu ir kojas kartu, o šiaip taip yra akcentas, kad stipri yra kojų diena. Tai ką irgi turbūt, kas labai svarbu, kad būtų kūnas pailsėjęs, kad būčiau kupina energijos ir kupina jėgų. Ir aš turbūt sportuoju to principu, kad darau ir su svoris, tačiau lėtu principu, kad lėtai išjaučiant raumenį ir iki tų paskutinių negaliu, kai jau jaučiu, kad realiai pusę padariau ir jau nebepakylu iki galo. Tai reiškia, programa atrodo taip, kad turime kojų spaudimą, tai mes neturim galutinių skaičių. Nėra taip, kad 4 serijos po 10, mes turim 4 serijas iki tiek, kiek negaliu. Teisingai. Ar kiek dažniausiai būna maždaug vidurkis tų pakartojimų 20, 30, 15? Labai įvairiai, šiaip stengiuosi taip, kad jeigu su pirmu maždaug pasižiūriu svorį, nusistatau, koks mano maždaug pajėgumas yra, ir tada su antru jau pasireguliuoju svorį, pasididinu jį ir maždaug stengiuosi, kad tai būtų apie 12 pakartojimų, priklausomai iš tikrųjų nuo pratimo. Tarkim, jeigu tai yra kojų tiesimas, tai stengiuosi, kad tai būtų 12-15 ir kad jau tie paskutiniai 3 jau būtų tikrai iš pačių paskutinių. Bet su pirmu tai būna kaip ir pirmas lyg ir apšilimas, lyg ir pasižiūrėjimas, kokį svorį pasirinkau ir tie paskutiniai vis tiek turi būti, kad žodžiu, galo.
Taip, Rinaldai, sportinės vėl pusės, varžybinės, čia gal toksai daugiau smalsumo klausimas, vis tiek turit begalę atletų paruoštų. Kas absoliučiai statistiškai vyro, tarkim, kultūrizmo atstovo varžybinio atleto kūne dažniausiai yra iš atsiliekančių grupių bendrai, su kuo dažniausiai susidurėt? Kokia dažniausiai yra atsiliekanti raumenų grupė, tarkim, kultūristo kaip sportininko kūne? Tai trapecija, blauzdos? Ne, čia trapecija, blauzdos, tai dabar paskutiniai vietoje aš tau galiu pasakyti. Anksčiau buvo prieš, kaip jūs čia minat apie blauzdas, blauzdos irgi yra daug labai specifinių pratimų, kur, pavyzdžiui, skau, kaip mano pavyzdį iš jums galiu duoti paprasčiausia, mes čia visi varom blauzdas, vien Bakuras irgi turėjo tokį, jis mėgėjas, jis tikrai nesportinis, žinai, nevaržybinis, irgi neturėjo blauzdų, tai paprasčiausia skau, jis tokį metodiką pataikė, kad nusipirko liemenę, užsidėjo 10 svorių, 10 kg ant savęs ir į 9 aukštą. Palaipėjau, tai taip, žinai, kai po mėnesio atvažiuoja, tai pats apakau. 2-3 cm blauzdos įsidėjau. O žmogui tiko ir sakau, variai pusė metų nieks netiko. Nu, tai va čia sakau, čia kiekvienam reikia atrasti tik tai tą galiu, kad paminėti, kad daug yra, kad ir dėl blauzdų. Vieniem reikia, vyro dideli svoriai turi, kitiem lengvi svoriai, bet svarbiausia, viską, ką darot, jūs turit pajausti raumenį. Jeigu raumens nepajausit, tai jūs kokiais nori svoriais darykit. Jeigu jūs dideliais nepajaučiat, darykit lengvais, tada tikrai ištreniruosit. Jeigu nejaučiat lengvais, darykit sunkiais, irgi pagausit. O kas liečia dėl raumenų, kultūristai yra labai retas, kuris tikrai turi geras kojas. Tai, atsiprašau. Tai va, kas turi geras kojas, tas paprasčiausia vyrauja varžybose. Gali turėti daug trūkumų, bet su gerom kojom daug ką gali pasiekti, į šešituką tikrai papulsi. O kas liečia paskui antra pagrindinė tokia grupė, skaityčiau nugarą, nes nugaros yra 7 pozos, nugara vyroja 5 mažiausia pozose, tai paprasčiausia irgi nugaros, jeigu neturint, irgi aukštumų nepasieksi. Nu, paskui pečių juosta, bet pečių juosta, manau, jau čia nuo genetikos priklauso. Jeigu žmogus genetiškai yra sudėtas, tai pečiai taip jie atrodys, ar ten delta bus vienaip išvystyta ar kitaip, bet vis tiek jis proporcingai atrodys. Tik paskui priklauso nuo apimčių žmogaus, priklauso ar klasikinis tu, ar tas. Tai va, tai čia, bet pagrindas nugara kojos. Nugara kojas turėk dabar net nei rankos, kaip tu paminėjai, kad ten kaklas, rankos, nieks jau nematuoja, čia Švarcnegerio laikais tik tai ir paprasčiausia rankos, žinau, kad net pasaulio čempionatus laimė su 44 cm rankom ir niekas, sakau, svarbiausia yra proporcijos, o pati pagrindinė priekinė poza. Jeigu norit dalyvauti varžybose ir norit kažką tikrai apčiuopiamai laimėti, pirmą pozą atidirbkit, kad nuo A iki Z būtų atrodytų gerai ir kitos visos antraeilės. Tai tas, kaip ir minėjau, pradinis įspūdis iš teisėjo. Taip, iš priekio žmogus, tai vertina žmogų iš priekio, ateina, kaip man anksčiau, kai būdavo prieš kokius 10 metų, tai panos iš priekio atrodo beveik visos vienodai, panašiai jau taip, šešetukas, susaka nugarą, vietas paskirstai. Tai iš karto sėdmenys, dabar kaip jau sėdmenys, visos sėdmenys tik varo, tai dabar jau daug maž susivienodino, bet sakau, iš karto labai greitai matosi, bet sakau, pagrindas priekinį pozą. Pirma, per tuos metus, kokia raumenų grupė iš tų, kaip ir minėjau, aš taip suprantu, kaip jūs sportuojat, duoda dėmesį tom raumenų grupėm, kurios labiausiai atsilieka, pradžioj prioritetus. Tai kuri raumenų grupė pas jūs asmeniškai labiausiai suprogresavo? Ką turėtų nuveikti namų darbus kokius? Iš tikrųjų, tai buvo pečių trūkumas, nes anksčiau mėgdavau rankas labai daryti, pečius taip ir vėlgi ne taip stipriai, tai teko pečiam vėlgi duoti tą krūvį didesnį, tai vėl 3 kartus, net daugiau per savaitę. Ir tada pradėjau progresuoti vėliau. Tai vėlgi visas 3 dalis ir vėlgi tai jos kažkaip, tas progresas ir buvo ryškiausias ant jų, nes daugiausiai jas ir vėliau, aišku. Pečiai jo. Tada norėčiau paklausti, tarkim, ar sutinkat, tarkim, su tuo,
kad jeigu pečių juosta, tas pečių lankas vadinamas, nėra jau labai stipriai genetiškai žmogui padovanotas, kad, tarkim, tos galinės deltos, daryk nedaręs, neišspausti ten nieko. Ar yra tokių raumenų grupių, kur tikrai yra duodamas akcentas, aparblausdų, kur šnekėjom kažkoks, ir vis tiek jisai yra labai lėtas? Ar turit savo kūne? Vis tiek, pavyzdžiui, jeigu kalbant apie, vėlgi minėjote ir Renaldas apie genetiką, kad kiek duota, koks rėmas bus taip, tai galima kažkiek padaryti, tikrai su tokiu darbu galima, nebus taip kaip tiem, kuriem duota, bet daugiau manau, kad turbūt kiek įmanoma išspausti viską iš savęs ir tikrai galima padaryti. Ačiū, sakė. Andriau, toks pas klausimas, kaip ir Vilijui, imkime pernai metų atkarpą ir iš tų raumenų grupių, kuri ta raumenų grupė pas jūs tapo ne ta pačia blogiausia, bet pasistumėjo, pasispaudė į priekį. Ką galėtumėte įvardinti? Pavyzdžiui, po Europos čempionato mes su treneriu nusprendėm, kad akcentuosim, kaip aš ir sakiau, daugiau darbo įdėsim į dvigalvį ir krūtinės viršų. Ir taikėm tą metodiką, kad pačioj pradžioj treniruotės arba, tarkim, jeigu ten nugara, pečiai ar krūtinė ar rankos, tai ta prasme visą laiką darant pradžioj krūtinės viršų, o jeigu kojas, tai keturgalvį praktiškai beveik nedarėm, labai mažai akcentavom galą. Ir pasaulio čempionatui ruošėmės ir iš tikrųjų pamatėm tą progresą ir tikrai jis buvo akivaizdus, teisingai treneri. Tai manau, kad tas planas pavyko ir aišku dabar yra dar toliau yra numatytas tas dar reikėtų toliau dirbti ties tom vietom, bet per pusę metų įmanoma kažką padaryti ir pakeisti, jeigu tu užsibrėži ties tuo tikslu ir tu jo sieki ir susidėlioji tinkamai visą tą metodiką. Pats asmeniškai iš treniravimuose esi tas sportininkas, kuris mėgsta didelius svorius, ar esi tas, kuris mėgsta mažesnius? Kokia metodika geriau paveikti raumenį? Aš mėgstu gal tuos mažesnius, bet labai daug aš supersetais, trisetais netgi, kad aš pajausčiau, kad nukankinu tą raumenį, nes aš kažkaip didelio svorio darant, aš taip nepajaučiu to raumens, kada tu, paskutinis, pavyzdžiui, būna iki 8, tarkim, nulipimas iki 8, iki 10 praktiškai žemiau stengiuosi neiti. Ta prasme, tai vadinasi, svoris nėra didelis, bet tu taip pačiai nuvargini raumenį, nes pas mane nėra taip, kad aš, pavyzdžiui, akcentuojuosi ties 3 ar 4 serijom. Jeigu reikia padarau 5, 6, 7, tiesiog turi pajaust, kad tas raumuo jau gavo krūvį ir tau šiai dienai tau nuvargintas. Naujokui arba mažiau patyrusiam žmogui tas savęs pažinimas tai yra čia laiko perspektyva. Tu kalbi iš patirties, tu jauti save, tu žinai, kaip tau yra. Tai tarkim, pavyzdžiui, dabar atėjusiam kažkokiam 2 metus besitreniravusiam jaunuoliui, vis tiek įdėtum tu į rėmus, parašytum tuos pakartojimus. Ar reikia sakytum, varyk iki kol tenais jau pamėginuosi? Ne, žinoma. 3-4 viskas, daugiau nereikia ir tik tai, kad tas paskutinis turi būti toksai, kad jeigu, tarkim, parašyta 10, tai jisai turi būti arba su pagalba, arba labai labai sunkiai padaryta 10. Tai va taip, bet žinoma, daugiau ir nereikia, nes žiūrint, kokie dar tikslai to žmogaus, bet jeigu jisai dar tik pradedantis, tai to labiau ten kūno lavinimo daugiau turi būti. Karoli, pats iš treniruočių savo patirties esi tas sportininkas, kuris mėgsta dirbti su dideliais svoriais, ar mėgsta irgi įvairovę, ar mažus, kad labiau pajaustum raumenį? Aš linkęs dirbti su didesniais, bet irgi viskas proto ribose, nes kuo daugiau raumens, tuo daugiau svorio gali pakelti, tuo didesnė tikimybė traumai. Tai stengiuosi pilnai jaust raumenį
ir pasimti tą tokį efektyvų svorį, kad nei per daug, nei per mažai, bet laikui bėgant, kai tu pajauti dar geriau raumenį, gaunas palaipsniui svoris gali ir sumažėti, bet tu raumenį geriau jauti ir jisai gauna daugiau darbo. Tai čia toks gaunas kaip ir paradoksalus dalykas, nes gali laikui bėgant svoris pamažėti darbinis, bet ženkliai geriau jausti. Tarkim, aš kaip pavyzdys darydavau krūtiniai pratimų, kur atrodydavo didelį svorį jau keliu, bet nejausdavau gerai, tai pasimažinus svorį, jaučiant puikiai krūtinę, nes mano bėda buvo, kad dirbdavo nemažai pečių priekinė delta. Tai gaunasi krūtinė jau svorio nebepakelia, bet aš jaučiu, kad galėčiau daryti dar iš pečių. Tai čia toj vietoj reikia savo ego nuleisti ant žemės ir nebedaryti. Gaunas, nes krūtinė pilnai jau atidirbo, gavo krūvio ir nebėra tikslo daryti iš kitų raumenų grupių, kas irgi priveda prie traumos. Dovilė, tavo treniravimosi metodikos mėgstamiausias gal būdas, ar mėgsti treniruokliais labiau dirbti, ar mėgsti kažkokius funkcinius pratimus, ar darai mišrią metodiką? Šiaip mišriai sportuoju ir irgi turbūt kas liečia. Man svarbiausia yra jausti raumenį ir aš labai mėgstu iš tikrųjų lėtas atlikimo technikas, kai sukontroliuoju kiekvieną judesį ir jeigu kontroliuoju kiekvieną judesį, tai automatiškai svoriai yra mažesni, netgi kartais ir tiesiog, tarkim, jeigu jungiu funkcinius labiau, tarkim, treniruoklė, tai tada kartais būna, nes nesidedu svorio, tiesiog kiek yra treniruoklė, bet... Tiesiog pačių įrenginio esamas svoris, be pridėtinio. Taip, pavyzdžiui, leg presas irgi, jeigu, tarkim, ant pirštų galų, tai keturgalviui stumiant į viršų, tai svorio iš vis kartais net nesidedu ir tikrai labai gerai jaučiasi raumuo ir irgi, ką pasibėjom su treneriu, kad šiais metais progresas ties keturgalviais buvo padarytas. Bet man patinka važiuoti, kartais man patinka uždėti didesnius svorius, bet kokiu atveju tai turi būti iki to ligmens, kad lėtai atliekant, išlaikant tą lėto atlikimo techniką, aš labai gerai jaučiau svorį. Teko matyti, kaip tu treniruojasi daug kartų. Ir galiu pasakyti, kad kaip mergina, tarkim, pas tave jėgos kiekis tikrai yra nemažas, tarkim, pečių treniravimas, ypač treniruotės toj visoje metodikoje. Tai įvertinant tave, tai aš manau, kad mišri technologija yra toks dalykas, kuris daugiausiai naudos tau neša. Aš tikrai galiu pasakyti ir sutinku su tavimi, kad sutikot, atrado tą auksinį variantą, kuris labiausiai jums tinka. Viliau, jūsų kaip sportininko irgi pomėgis treniruotis su didesniais svoriais ar treniruotis, kad pajaustum? Tai pirmoje vietoje, tai aišku, pajutimas, pats raumens pajutimas. Stengiuosi taikyti įvairius pakartojimų skaičius, tai kas 4 savaitės keičiasi, tiek padirbu ant jėgos, kad įsijungtų skirtingos skaidalos, tiek ant ištvermės, tai sakykime, iki 6 pakartojimų būna ir didžiausias gali būti nuo 15 iki 30 metų, kaip sakyti. Ir kam čia maždaug? Kokį raumenų grupę? Čia realiai vis tiek visas raumenų grupės, aš taikau tą patį metodą, tik tai stengiuosi iš visų pusių jas apkrauti skirtingais kampais, skirtingais pakartojimais, išlaikant lėtą tempą, kaip sakykime, 4 sekundės nuleidžiam svorį, užlaikom ant ištempimo, pavyzdžiui, greitas išspaudimas viršų, arba kaip tik lėtesnis ir stengiuosi taikyti tos įvairius metodus, tiek pakartojimus jo, tiek tempą. Rinaldai, kiek vidutiniškai užtrunka sportininko treniruotė kartu dirbant su jumis? Laiko trukmė valandą, 2, 3? Pusantros iki 2. Iki 2 valandų. Tai jūsų manimu tai yra optimalus laiko? Nes galiu tik pasakyti, tas, kad visi kaip galvoja, kad per valandą padaryti treniruotę, čia yra blefas. Nes visi ir senesnių laikų kultūristai, galiu pasakyti, pas visus buvo apimtys baisiausi ir kiek bendravė su jau anapilin išėjusiais sportininkais senesniais, jie galvoja, kad, žinai, sakau, visi treniruojasi po porą valandų.
nes tikrai raumenį apkrauti su poilsiais, su visais ir tikrai jį padaryti. Aišku, daug yra sportininkų ir naudoja anabolinius steroidus ir taip, tai čia yra visai kitas, bet jie natūraliai per valandą padaryti treniruotę ir kad tu progresuotai praktiškai neįmanoma. Su visais apšilimais, pratempimais, su apšildymais, nes ir tie pratimai, ir ta visa metodika, aš manau, kad kaitaliuojant tuos visus pratimus, viskas gerai, bet viskas turi būti rašoma. Nes vis tiek, jeigu tu nori progresuoti, tu treniruotėj, nuo treniruotės tu vis turi kažką pagerinti, ar tu pakartojimų daugiau padaryti, ar svoris kažkiek pakilti, nes žmogus progresuoja, kada kažkas jam auga į priekį. O iš kur tu žinosi, tu vieną dieną ateini galva tokia, ką tu atsiminsi, ką tu darai prieš 3 savaitės, ar prieš kažką. O kada tu rašysi, ar tu po pusės metų ar ką, buvau tokiam lygiai, atsivertė sąsiuvinuką, žiūrai, dariau tą, tiek, viskas. Aš, pavyzdžiui, aš kiekvieną dieną, aš pasportuoju beveik kiekvieną dieną, aš atsiverčiu ir aš matau, kiek aš dariau praeitą treniruotę, pavyzdžiui, kaip pavyzdžiui, su 8 kilogramais padariau 12-15 kartų, žinai. Aš žinau, kad aš šito treniruotį su 8 aš turiu padaryti ne mažiau 15, bet 16 ir galiu pasakyti iš karto ir gaunasi taip. Nes tu žmogus turi matyti ne tai, kad atėjau, šiandien darysiu taip, šiandien darysiu tą. Jeigu tu darai, pavyzdžiui, kaip pavyzdžiui duodu, tu per treniruotę prakėlei vieną treniruotę 10 tonų, suskaičiavus viską, kitą treniruotę tu atėjai, prakėlei tik 9 tonus. Tau ta treniruotė veltui. Tu tik prašvaistai laiką. Jau tu turi mažiausiai 10 tonų, nors 50 kg daugiau pakelti. Ir tada, kada tu tą viską sumuoji, tada automatiškai tas progresas būna. Nes čia ir yra raumeniui nebereikalo, kad tie ir svoriai vyrauja, ar tu didesnis ar mažesnis, ar kas. Bet svarbiausia nėra esmė, svarbiausia, kad atrinkti raumenį, kuris tau tinka. Nes yra profesionaliai, net yra ir metodika ta tokia, kad pa žmogų yra įvairių raumenų, pavyzdžiui, tu kojas turi daryti gal didelių svorių, rankom tau tinka tik maži svoriai. Ir yra atsirinkti, čia yra metodika ta tikrai, kiekvienas žmogus turi tą atsirinkti, jeigu nori jis progresuoti. Ir jis kada atsirinksi, jis žinos, aš pečius turiu daryti tokiu krūviu, kojas tokiu, krūtinė tokiu, nugarą tokiu, tu tada progresuosi. Jeigu tu visą kūną darysi tik lengvai svoriais, tu neprogresuosi, progresuos tos vietos, kurios tau tinko lengvai, o kuriem reikia didesnės, jie neprogresuos. O kada tu tą atsirinksi, tu žinosi. Bet čia yra jau čia mokslas ir yra čia yra nebereikalo, kad žinai, kad supranti, čia atrodo tik paėmiai, gantiluką pakilnuoja ir aš jau čempionas. Ne, čia yra tu pakilnuosi, taip pakilsi 2-3 mėnesius į priekį, o paskui jau tu pikas. Ir dažniausiai sportininkai atrodo, greit suprogresuoja, kurie turi tikrai genetišką, o jie paskui ant ilgo stoja. O kad žmogus, kad eitų 5-6 metai, aš sakau, aš stebiu Karolis, skaityk, užaugo ant mano akių, tai jis, sakau, tas ir yra žmogus, jis pradėjo, jis ėjo, brolis tik sustojo 1-2-3 metam, žinai, jis iš karto Karolį aplauždavo jisai. Karolis iš karto šoko į viršų, jisai dabar davinėja, tik tai, žinai. Tai va, ir čia sakau, čia tas ir yra, jeigu tu pastoviai, tu tą darai, tu progresuosi, jeigu tik sustoji ir niekad nereikia daryti klaidą daug daro, kad žmogus atrodžiau prieš 2 metus taip, jis padarė pertrauką 2-3 metų, jis nori per mėnesį vėl taip atrodyti. Ir dažniausiai tai arba trauma, arba širdis, arba vėl kažkas sveikatos organai kažkokie atsako, bet, sakau, tas ir yra, tu ten nusiplanuoji, tai va, kada tu turėsi, ką tu darėjai, rašeisi, tu atsivertėjai, tokiu laiku, tiek darydamas, aš tai va, ir kada tu daeisi kitų svoriukų, kad ten tų visų pakartojimų, tu taip ir atrodysi. Tai va, toks. Ačiū už pastebėjimą. Taip, tai dabar nuoširdžiai padėkosime visiems, kurie dalyvavo šiame forume. Ačiū, kad pasidalinote savo pastebėjimais, profesionalia sportinė patirtimi su mumis visais.